Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, čia Susispėtimai. Pokalbėje apie nepaprastai paprastus dalykus. Ir kaip įlindom mes tos nepaprastus dalykus, taip niekaip išlisti negalim jau kelinti metai iš eilės. Ir šiandien mes tarsi tęsiam, tai išgaunasi, kad netikėtai iš vienos temos, kuri yra apie pasimetusį žmogų, mes išlipome į antrą dalį, kuri buvo apie stoicizmą, kas jeigu aš stoikas, ir kažkaip natūraliai pastumėti vieno iš mūsų pašnekovų, tai yra filosofo Rasaus Makselio, kuris yra tas, kur su akiniais ir su ausinėm. Dėl jis pikto tiem, kurie pirmą kartą įsijungėt ir nemokat skaityti, kas parašyta, kaip vardas pavardė. Tai čia bus filosofas. Tai jisai sako, o panagrinėkim, pakalbėkime apie tai, o ką jeigu krikščionis, tiesiog pasimetęs žmogus, taiga krikščionis. Ir tas visas tarsi tokiam biški, tokiam fone temos, ką daryti tada, kada jisai pasimetęs. Ir aš žinau, kad psichologas Viktoras Keturakis, jisai, tas kur be akinių ir be ausinių, jisai nėra fanas, kai mes periname į temą su klausimu, ką daryti. Bent jau taip atrodo iš jo reakcijų, bet galbūt jisai pakeis šitą mano įsivaizdavimą savo pasisakymu. Bet kuriuo atveju šiandien mes kalbame apie tai, pasimetęs žmogus, turim galvoj aplinką, turim galvoj aplinkybės, turim galvoj bet kokią situaciją, kur žmogus yra tarsi pametęs save, kontekste jaučiasi pamestas galbūt. Žodžiu, pasimetęs žmogus ir ką jeigu jis krikščionis. Rasiau, čia be filosofijos nei per kur. Kaip pristatė iš karto man tas, tai ir yra, reiškia, ne pasimetęs žmogus, bet tiesiog pasimetęs krikščionis. Pasimetęs krikščionis. Kaip ir aišku viskas tada. Ja. Taip, iš tikrųjų, mes šnekėjome apie stoicizmą, bet jis tokia šnekta tokio abstrakti buvo. Ir ten visokie bandymai ir šitą YouTube'ai ten parodyti, kad čia galbūt idėjos, kurios vertos dėmesio visiems tiems, kurie nori pasiekti kažkokios savo tikslų ir kažkaip tai įveikti tą tokį vidinį prieštaravimą, ko stoicizmas irgi labai profesionaliai užsiema, tik tais kaip paaiškinau, tikiuosi, šiek tiek kitam kontekste ir kita prasme. Bet mūsų diskusija apie stoicizmą tai tokia gan abstrakti, nes stoicizmas ir Lietuva, gali būti čia įvairių interpretacijų, kaip koks egzistencializmas lietuviams būdingas, tai galbūt stoicizmas irgi galbūt toks specifinis valstietiškas stoicizmas, kada, aiškiai, tu turi kažkokius susikūrę savo pasaulį ir jame gyveni ir jisai paklūsta daugiau gamtos ritmams negu kažkokiams ten, nežinau, politinių režimų, civilizacijų, religijų ir kitų visų. Reiškia jau kultūrų šitam turinio kaitai. Tai galbūt, bet krikščionybė šiuo atveju yra šiek tiek kitoks kontekstas, nes mes labai taip glaudžiai ir tampriai su jie susiję esam. Tai iš karto tas pasimato. Tai bandant ieškoti klausimo, ką žmogui daryti, kai jis yra pasimetęs. Tai tas žvilgsnis į krikščionybę tarsi labai natūralus atrodo, nes jeigu mes žiūrėtume, kaip Lietuvos, lietuvių kultūra vystėsi, tai krikščionybė tikrai yra dominuojanti tokia civilizacinė srovė, nors mes žaidžiam mintyse su idėja, kad mes paskutiniai pagonys ir pagonybės mumise labai daug. Tikrai yra žmonių, kurie gins tą pagonišką pradą mumise, kuris irgi matyt gyvuoja. Bet jis labai neaiškiai artikuliuotas iš tikrųjų. Ta senoji pagoniškoji religija, jinai mus pasiekė labai fragmentiškai ir jinai yra tik tais rekonstruota. Daugiau galbūt mitologijos, ten įvairių tokių, aiškiai, daugiau prūsų religijos aprašų, tokių aiškių būtent religijos istorijos kontekstui tinkančių yra. Tai mes kažkaip galim tuo remtis ir šaltinius tokiu būdu interpretuoti, bet labai sunku save tiesiog su tuo susaistyti. Tas kontaktas su ta pagoniška kultūra daugiau toks emocinis yra, pavyzdžiui, kaip mes jaučiamės miške, ar kaip mes jaučiamės, pavyzdžiui, tam pačiam kaime, ten matydami kažkokius tai dirvonus ir ten šitas augančias kultūras, upes, mūsų kraštovaizdžiai, bet per tą jausmą yra kažkoks ryšys, bet jis labai labai neišreikštas. Tuo tarpu krikščionybė į mūsų istoriją ateina būtent kaip tokia labai stipri artikuliuojanti jėga.
Ir man čia pasirodė irgi labai įdomus toks ryšys, pavyzdžiui, mūsų raštijos atsiradimas senovės lietuvių raštyje, jinai atsiranda būtent iš tos vidinės įtampos, būtent bažnyčių, tokio konflikto situacijų, kada reikia konkuruoti tarp katalikybės ir reformacijos, ir va ten atsiranda tada mūsų tie pirmieji ir vertimai, ir jau ten, reiškia, to rašto fiksacijos tokios, jau mūsų raidynas tenais matos ir taip toliau. Tai mes tarsi įsiubuoti tampame tais civilizuotais žmonėmis su raštais, su tekstais, su vertimais, būtent va tam religiniam krikščionybės kontekste. Čia viskas vyksta būtent krikščionybės viduje, jos vidinė tokia diskusija. Tai viena vertus, istorinės tokios šaknys labai gilios, kita vertus, pačios tos krikščionių bendruomenės, bent jau man susidaro toks įspūdis mano burbule, ar keliuose mano burbuluose, kad jos pakankamai gyvos iš tikrųjų ir šiandien, jaunimas aktyvus ir netgi, pavyzdžiui, tais retais atvejais, kaip pavyzdžiui, net jeigu esi toks kaip aš, toks labai retai praktikuojantis katalikas, krikščionis, kuris susiduria su bažnyčia kažkokiose tai tokiuose, labai tokiuose radikaliuose egzistencinėse gyvenimo situacijose. Pavyzdžiui, miršta žmogus ar gimsta žmogus, ar ne, kažkas tokio atsitinka. Tada tarsi mes tampame dvigubai pasimetę. Nežinom, ką daryti su savo, reiškia, visą pasaulėžiūrą ir gyvenimu, bet taip pat tarsi mums kažką reikėtų daryti, bet nėra tų įrankių, nors jie yra čia pat. Ir tada mes bandom aiškinti, žiūrėti kaip čia ką, nes platus giminės ratas turi savo supratimą ir tada paaiškėja, kad ta krikščioniškoji kultūra, ta krikščioniškoji kalba yra mūsų bendra kalba, kad mes tada vienas kitą suprantam, kai mes darom tos pačius tradicinius krikščioniškus veiksmus. Einam į bažnyčią, pakrikštėm vaiką, reiškia, prašom patepimo, pavyzdžiui, žmogui, kuris prie mirties ir taip toliau. Ir tarsi ta bendruomenė, kuri susiklošiusi, ta, sakykime, ir bažnyčia kaip kokia, nes bažnyčia save irgi suvokia kaip krikščionių bendruomenė. Jinai yra pakankamai atvira, kad būtų galima ten tų koordinačių, tų orientyrų ieškoti. Ne tik tai tokiuose situacijose, kada jau nežinai, ką daryti ir čia visi spaudžia, tu turi kažką, reiškia, greitai, nes kitaip iš viso atrodysi kažkoks keistas, iškrentis iš visų kontekstų ir taip toliau. Ne tik tais atvejais, bet ir šiaip, pavyzdžiui, pasikalbėti arba, nežinau, nueiti į bažnyčią ir pasėdėti tenais, pavyzdžiui, tai yra visiškai arti, ranka pasiekiamas dalykas, kas yra labai labai natūralus, tame nėra kažkokio ypatingos kažkokios tai įtampos ar prieštaravimo, niekas tavęs iš ten neišvarys, nebent kažkaip elgsies visiškai neadekvačiai. Tai vat aš pagalvojau, kad tai yra įdomu, kad visa tai yra tiesiog paklota ir tarsi esame kviečiami tuo naudotis, jeigu mes jaučiame kažkokį tai vidinę galimybę tam. Bet čia yra kita, dar antroji pusė, kuri man atrodo irgi yra labai svarbi. Tai vis dėlto, kodėl, jeigu aš save vadinčiau tuo pasimetusiu krikščioniu, tai kodėl aš esu pasimetęs krikščionis, nes tarsi visada viskas buvo. Buvo šeima, buvo šeimos žmonės, kurie tikrai labai aktyviai dalyvavo tame bendruomenės gyvenime ir kasdien į bažnyčią vaikščio. Ir šitą, tai kodėl, pavyzdžiui, aš nesu tos pačios bendruomenės viduje, nes būti viduje, tai jau tada tarsi įsijungia tam tikri papildomi mechanizmai, jau tada tu esi apsuptas tų žmonių, kurie yra tavo bendraminčiai ir pagalba visai kitokio lygio ir taip toliau. Tai kodėl aš nesu vidinis tos bendruomenės narys. Tai čia jau prasideda tas, reiškia, individo kelias. Ir čia man, pavyzdžiui, čia reikėtų kalbėti apie asmeninius dalykus, kodėl taip yra, bet vis tiek matyti neišvengiamai tai reikia daryti dėl to, kad tai tarsi padaro labai neaišku tą vidinį prieštaravimą, kuris vis dėlto egzistuoja. Tai aš galiu pasakyti, kad mano situacija buvo tokia, kad vis tiek šitas man reikėjo labai daug apmastyti ir suprasti savo santykį su tuo, ką ta religija moko iš tikrųjų. Ir kadangi man visada atrodė, kad tai, ką patys teologai ir, sakykime, krikščionių autoriai vadina, reiškia, prigimtinio mąstymo, prigimtinio proto pažinimo galios, visada būdavo man atrodė, kad yra svarbesnės. Nes man atrodo, kad žmogus turi mąstyti pats. Jam gali padėti koks mokslas, gali padėti jo paties kažkokia tai ten pažintinė veikla, ką jis pats pažįsta per kažkokį tai patyrimą, ar pasinaudoja kažkokiais tai
moksliniais tyrimais, kad šita pažinimo dalis, man visada atrodė svarbesnė negu ta kita pažinimo dalis, kuri ateina su taip vadinamojo apreikštu žodžiu. Tai reiškia teologija. Teologija yra tas mokslas, kuris pripažįsta tam tikrus šaltinius kaip dieviškos kilmės ir jis jų nekvestionuoja, jos tik tai gali interpretuoti atitinkamai. Tai šitoje vietoje atsirado tam tikra riba, kurios aš taip tiesiog ir negalėjau peržengti, nes tiesiog iš vidaus pajutau, kad aš neturiu tokio tikėjimo tais šaltiniais, kad aš galėčiau juos vertinti kaip svarbesnius negu visą tą, reiškia, žmogaus prigimtinio proto atliktą pažinimą, jis man atrodė suprantamesnis ir aiškesnis. Ir kai tu padarai tokį judesį, tada tau iškyla tikėjimo dilema, nes jeigu tu esi krikščionis, tu turi išpažinti tai, kas yra tikėjimo išpažinime. Tai yra, reiškia, mes tą visi puikiai žinome, reiškia, netgi poterių, reiškia, toje sistemoje yra tas vadinamas tikėjimo išpažinimas, kur yra labai glaustai užkoduota visa tikėjimo esmė, sakė, pagrindiniai dalykai, kuriais tu turi tikėti, nes jeigu tu to netiki, tai tau tada tarsi neprieinama tas tikrasis turinys yra visos šitos religijos. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, irgi, kadangi poterius mokau, nes išmokė vaikystėje močiutė, labai nesunku pasitikrinti, reiškia, ar taip, ar tu tiki tą, ar tiki tą, ar tiki tą, ar tiki tą. Ir čia šitoje vietoje iškyla tokia sunki dilema, nes jeigu tu esi visiškai nuoširdus savo ir remiesi tais šaltiniais, kuriais tu pasitiki ir tau jie atrodo suprantami, tai nemažai iš tų tezių tu tiesiogiai negali priimti kaip tuo, ko tu tiki iš tikrųjų, jeigu nuoširdus pats savo esi. Ir tokiu būdu tu automatiškai tarsi esi išstumtas iš tos bendruomenės, nes visi tie, kurie yra viduje, jie visą tą išpažįsta ir tą demonstruoja išpažįsta. Ir tada prasideda labai sudėtingas kelias, nes tu esi tame santykėje labai tampriame, tave supa tie patys žmonės, tu gali su jais būti ir tu juos supranti, nes tu tą turinį žinai, mes visi galim perskaityti šventą raštą, interpretacijas, katekizmą, visą kitą, tai mes galim valdyti tą informaciją. Bet tu niekad nesi viduje tos bendruomenės, tu negali iš jos vidaus komunikuoti, tu turi visada tarsi esi anapus ribos. Ir maža to, kadangi šitie dalykai yra ne filosofiniai, kurie tenais aprašomi, jie yra religiniai ir teologiniai, tu netgi negali su jais filosofiškai diskutuoti tam pačiam lygyje, nes tu jų neatversi, netgi jeigu tu bandytum atversi, tai bus tada toks kaip ir neigiamas judesys, tu nori jos tiesiog iš tos bendruomenės ištraukti, o tau tikrai, man pavyzdžiui, visiškai nekyla net noras tas, dėl to, kad jie ten yra ir ten jų vieta tikriausiai. Dėl to tu jautiesi, viena vertus, kultūriškai pašauktas ir pakviestas būti tame kontekste. Bet psichologiškai iš savo brandumo, iš to kelio, kokį tu nuėjai, reiškia, ir kur tu esi tarsi natūraliai iššviestas į išorę tos visos bendruomenės. Ir susidaro labai tokios kurioziškos situacijos. Pavyzdžiui, aš visus žmonės, kuriuos pažįstu ir mano artimieji, kurie tiki, aš juos labai gerbiu ir tą bendruomenę labai gerbiu ir bažnyčią labai gerbiu ir einu į pačią tą bažnyčią, bet kai aš girdžiu pamokslą, man norisi ginčytis. Ir čia mano problema. Aš tikrai negaliu to daryti, nes pamokslas nėra tas žanras, kad tu pradėtum ginčytis su kunigu, kuris interpretuoja, reiškia, šventą raštą, o man norisi. Ir aš negaliu savyje šito užgniaužti, man vis tiek norėsis ginčytis. Ir aš tada nukreipiu tą energiją į knygas, aš tada ginčiuosi savo galvoje, skaitydamas tekstus ir vėl bendrauju per kažkokią tai irgi tokią membraną, sakykime, aš tiesiogiai nesu viduj tos kultūros visiškai, bet jinai man labai svarbi. Va čia toks labai paradoksalus santykis yra. Ir maža to, aš galiu pasakyti, kad man labai patinka visi tie tekstai. Netgi tų pačių teologų, bažnyčios tėvų, kokio Grigaliaus Nisiečio, nežinau, tas pats, reiškia, Pseudo Dionizijus, kuris rašo, tai yra žmonės, kurie nepaprastai giliai tiki to, ką jie rašo. Ir man patinka matyti, kaip jie tiki. Aš kažkuria dalim galiu įsikvėpti nuo to. Tai yra, aš pakeičiau šiek tiek, kad tekstai nėra tikriausiai dievybės ar Dievo įkvėpti, bet jie yra tikėjimo įkvėpti. Ir lygiai taip pat aš skaitau ir šventą raštą, prieš pradedant įrašą, aš sakiau, aš turiu Naująjį testamentą prie lovos ir aš skaitau jį labai dažnai, man labai patinka. Skaitau apaštalų darbus ir matau
ten labai gražiai prašytas visa bažnyčios pradžia, kada jie pradeda skleisti tą gerą naujieną. Tas tekstas yra toks šviežias, jis atrodo toks gyvas, kad jis galėtų būti parašytas prieš savaitę, ar prieš mėnesį, ar vakar. Ten viskas, atrodo jam 2000 metų tam tekstui, bet jis kalba labai labai įdomiai. Ir man daug svarbiau girdėti visą tą spektrą, kaip jis kalba ir kažką su manim daro irgi, aš tą jaučiu, bet aš net nenoriu to analizuoti. Tarsi aš esu iš išorės kultūriškai tarsi pašauktas, bet randu savo vietą būtent per tos netiesioginius, per tekstus, per tokią komunikaciją. Ir aš nežinau, čia geras kelias tam pasimetusiam žmogui, bet gal ir geras dėl vienos priežasties. Šitą mintį pasakysiu ir ko gero, galbūt be jos aš nebūčiau ir pasiūlęs tos temos. Labai gerai matosi ir kiek aš esu susidūręs ir kiek netgi skaitydamas tos pačius apaštalų darbus šitą Naujajame testamente, šita krikščionybė yra nepaprastai paradoksali religija. Paradoksas yra, kaip sako dabar, not a bug, feature. Nuo pat pradžių jinai yra skirta žmogui išmušti iš jo, reiškia, kažkokios tai nusistovėjusios gyvenimo, reiškia, erdvės. Ir ten labai gerai matosi, pavyzdžiui, ten tas pats, reiškia, Saulius Paulius, jisai eina į kažkokį tai miestą, ten Antiochijoje, pavyzdžiui, ten jau šitos, reiškia, Azijos, artimų rytų Azijos toks labai labai svarbus centras, jis eina į sinagogas. Sinagogoje jisai diskutuoja apie šventą raštą su rabinais. Tai čia jau judaizmo kontekstas yra. Ir jis jiems išaiškina, kad visa tai, kas yra surašyta tose senose, reiškia, žydų tekstuose, dabar ir vyksta, kad tie pranašai apie tai kalba. Sudomina, jie patiki tuo ir tarsi jie sako, tai reiškia, čia mūsų yra, čia mes savet pažįsta. Jis iškeliauja. O paskui ateina toks klausimas, taigi, o tai kaip mums dabar tada daryti, tie nauji krikščioniai, kurie prisijungia prie mūsų, ar juos reikia apipjaustyti ar ne? Nes jie tarsi, jeigu tai yra tąsa tos pačios kultūros, tai tarsi kaip ir priklauso, nes taip yra surašyta. Tai Paulius aiškino, kad nereikia, kad pakeista viskas jau. Tai jie ką tik buvo savo erdvėje, bet jie iš karto tampa kažkokio kitoje erdvėje, jau yra kažkas kita, kažkas nauja. Ir šitas judėjimas yra absoliučiai nuolatinis. Pačios įdomu, kaip Paulius kalba šitam Atenuose su filosofais, ten kaip tik stoikai ir epikūrininkai paminėti, reiškia, irgi apaštalų darbai. Tai jis jiems viską išaiškina, ten labai gudriai jis ten sugalvoja, kad, reiškia, čia jūs turit statulą nežinomam dievui, tai aš jums pasakysiu, kas tas nežinomas dievas ir čia taip toliau. Visi labai įdomiai klauso, nes tai yra įdomi interpretacija, pasiruošę diskutuoti. Bet kada jisai pradeda kalbėti apie tai, kad tas, reiškia, dievas prisikėlė iš numirusių, tai visi jį išjuokė, sako, matai, atsiskleidai. Bet čia yra šoko ir paradokso momentas, kad tau priveda tave tiesiog prie fakto, kurį tu turi priimti tikėjimu ir viskas. Jeigu tu jo nepriimi, tada tu ir lieki tas stoikas epikūrininkas. Bet keli žmonės atsivertė tame tarpe ir Dionizijus. Ir tas, reiškia, suveikia. Tai yra tokia frazė, kuri priskiriama Tertulijonui, tokiam, reiškia, bažnyčios tėvui, bet jinai yra performuota išimta iš konteksto. Bet jisai sakė, kad tikiu, nes absurdiška. Čia absurdo reiškia iš visai kito konteksto irgi susišaukia, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu Kamiu santykius su absurdu yra vienoks, tai šiuo atveju Tertulionas ar kabutėse, nes jis taip nėra pasakęs, bet vis tiek, reiškia, man reikalinga pripažinti, kad tai yra absurdiška ir tada aš įveiksiu šitą nuotolį tikėjimo. Reiškia, tas tikėjimo žingsnis, reiškia, reikalingas, kad tu galėtum tą užkovoti. Tai man atrodo, kad šitas paradoksalumas, o ten krikščionybė yra paradoksalių dalių, mes net nežinom, mes net nejaučiam, nes kiek ten jų yra. Gimti iš mergelės, reiškia, Dievas, čia žmogus, mirė, prisikėlė, 3 viename, čia vieni paradoksai, čia reiškia šokas vienas ant kito klojasi. Bet ta priežastis, dėl ko šita religija taip sunkiai priimama, ir reikalauja tokio vidinio, reiškia, to tikėjimo šuolio, aš manau, tai yra taip pat tas pats pagrindas, dėl ko jinai yra labai gyvybinga.
Nes jeigu mes turėtume visiškai lengvai racionalizuojamą religiją, kur nebūtų visų šitų dalykų, tai pakaktų poros mokslinių įrodymų ir viskas sugriūtų. Bet čia tu turi bendruomenę, kuri yra, jinai yra pripratinta mąstyti paradoksais ir būtent tikėjimu tos paradoksus kažkaip tai spręsti. Tai šita bendruomenė, aš manau, jinai tikrai labai perspektyva. Aš grįžtu prie tokio simbolinės teologijos, kartas pas Dionizijus aprašinėti. Reiškia, kuo nepanašesnis, kuo labiau šokiruojantis atvaizdas, tuo jis yra arčiau to, reiškia, dieviško turinio, nes būtent per kontrastą, per neigimą jis labiau priartėja negu prie kažkokio tai bandymo adekvačiai kažką tai išreišti. Kaip pavyzdžiui, ten kažką auksiniais dažais išdažyta kažkokia skulptūra, kaip čia graikai labai mėgdavo, reiškia, tos Dzeuso ar Atėnės skulptūros, didžiosios skulptūros viduje šventyklų, kur būdavo jos tokios nepaprastai įspūdingos, jos tiesiog savo grožiu ir mastu priblokšdavo. Bet jeigu jos sugriūna, tai kaip ir nieko nebelieka. O čia per tą paradoksą tu gali turinį išsaugoti ir perkelti visą kitą lygį. Dėl to, manau, čia dabar užbaigsiu, manau, kad nereikia mums iš savęs reikalauti savo santykyje su krikščionybė Lietuvoje visiškai racionalizuoto, tokio lengvo, tokio, reiškia, santykio, kas būtų tiesiog, nežinau, kur nors nueini, į maksimą apsiperki ir viskas aišku. Ne. Šitoj religijoje kiekvienas žingsnis yra paradoksas ir kiekvienas žingsnis yra iššūkis ir tai yra natūralu. Jeigu mes diskomfortiškai jaučiamės kažkur tai kitur, tai irgi nėra problema savaime, nes krikščionybė niekada nebuvo komforto religija, visada buvo kažkoks iššūkis, kurį reikėdavo kažkaip tai spręsti ir jinai tada mobilizuodavo. Tai čia reikėtų matyti, nereikalauti savyje, kad mes neturėtume tokio, prieštaringo santykio su ta religija. Ir tokiu būdu jinai toliau gyvens. Tai manau, kad čia neblogas pasirinkimas pasimetusiam žmogui supras save kaip pasimetusi krikščionį. Pasimetęs žmogus, kad suprastų save kaip pasimetusi krikščionį. Kai tu pasiūlai temą ir kada mes tarsi tęsiam tą pasimetusio žmogaus pasirinkimą ir aš galvojau, palauk, jeigu, reiškia, tu esi pasimetęs ir ką daryti ir tada sakai, jeigu tu krikščionis ir tarsi profaniškų žvilgsnių, kurį aš turiu, aš neturiu kitokio, aš turiu visiškai profanišką visom prasmėm žvilgsnį šitoje vietoje, tai yra, palauk, tai čia kaip tik yra šansas nustoti būti pasimetusiu, nes belieka tik tai pasitikėti, tikėti, brūkšnelis pasitikėti Dievu ir, reiškia, yra Dievo planas, yra viskas tvarkingai, reiškia, normaliai, viskas, pasimetimas baigėsi. Kai tik tai tampi krikščioniu, tai pasimetimas baigėsi. Tada tu pasakoji apie tai, kad pala. Šitas reiškia, pati religijos prigimtis ir jos gyvybingumas yra sąlygotas, apspręstas to, kad jinai yra paradoksali, prieštaraujanti, teigianti prieštaringus dalykus, kuriuos galima įveikti būtent tik tai per tikėjimą, tai yra tam tikrą gilų priėmimą prieštaravimo kaip natūralios duotybės. Tai, aš jau pasimetęs dar labiau, bet gal dėl to, kad aš nekrikščionis. Bet tada man dingsta tam tikras toksai kaip ir paguoda tam pasimetusiam krikščioniui, pala, jeigu tu turi terpę, kurioje yra paradoksas, yra būtinybė ir dabar tau nustot būti pasimetusiam šitoje vietoje, gal nėra jokių šansų. Aišku, gal ir nereikia, čia kitas klausimas yra. Bet, žodžiu, pasimetimo nesumažėjo, Viktorai. Psichologinių požiūrių arba tavo asmeninių požiūrių. Kokios mintys ir jausmai tave užplūdo be pasakojant Rasiui ir šitą visą įdomią istoriją? Tai man įdomu ir patinka klausyti apie tikėjimą krikščionišką ir aš taip pat pažindinas. Aš nesu tikras, ar jinai atsako į situaciją. Ir aš tada pradėjau gilintis, o tai kurioje vietoje čia mes pasimetę? Kad niekšas paėmė valdžią ir ten šalis keičiasi. Koks pasimetimo turinys, jeigu tuos paradoksus, kad esu ten, arba ten, tai jo, jie man aiškus. Bet aš taiga supratau, kad tada, ar mes pasimetę, kad nežinom krypties, ar mes pasimetę prieš blogį, ar mes, į kokį pasimetimą atsakinėja, ar turėtų atsakyti krikščionybė. Ir aš tada pakibau šitoj vietoj, tiesą sakant. Čia reikėtų papildyti. Tai čia labai paprasta iš tikrųjų, nes jeigu mes priimam, reiškia, šitą tikėjimą, arba bent apie jį diskutuojam, tai mes labai gerai suprantam, kad visa tikrovė, visa būtis yra sukurta Dievo. Ir Dievas yra geras.
ar ne, ir yra tiesa. Tai yra, reiškia, gėris, tiesa ir grožis yra tos, reiškia, abstrakčiausios kategorijos, kurias mes netiesiogiai, bet vis tiek bandome projektuoti į Dievą kūrėją. Ir kada mes to tikime, tada mums tarsi viskas aišku, nes tai yra tas reiškia, būties šaltinis, kuris kitaip negali, tai jis tarsi viską gali, bet jis tarsi iš jo paties esmės išplaukia šitas pasaulis kaip geras. Ir čia, pavyzdžiui, aš apversiu šitą situaciją ir pasakysiu tokį pavyzdį, kuris šiek tiek susijęs su popkultūra. Pavyzdžiui, aš nežinau kaip jums, bet man žiūrėti, nežinau, gal jau apie tai minėjau mūsų diskusijose, nes jau mes apie daug šnekėjom, bet pavyzdžiui, žiūrėti filmą Egzorcistas man yra tiesiog džiaugsmo triumfas tam tikrą prasme, nes jisai yra baisus filmas, bet jeigu tai tiesa, kad reiškia piktoji dvasia reiškiasi tokiais būdais, tai yra netiesioginis Dievo įrodymas. Reiškia reiškia ir Dievas, kuris sutvėręs pasaulį, ir reiškia jisai sutvėręs netgi ir šitą bjaurastį. Tai reiškia, jeigu tu pelnysi jo malonę, tai tada jokių problemų nebus. Tada pasimetimas dingsta. Reiškia, egzorcizmo seanso metu yra vienintelė kryptis. Tai yra, reiškia, veikti kartu su Dievu prieš piktąją dvasią. Tai visas pasimetimas dingsta. Kitaip neprasmės. Ir tada viskas aišku. Tai čia yra aiškiausia. Tai yra tas, reiškia, kryžiuočio to, reiškia, tikėjimo riterio žygis yra pats aiškiausias dalykas, dėl to, kad tu tiesiog skleidi tą būti tiesą, šviesą ir taip toliau. Prieš visus šitus netikėlius, kurie netiki ir išpažįsta kažkokias piktas dvasias. Tai čia šiek tiek šaržuoju, bet suprantat mintį, kaip tikėjimas gali padėti išvengti pasimetimo. Būtent to, kad jis duoda labai aiškias koordinatės ir labai aiškią programą, ką reikia daryti. O jeigu neaišku, tai gali paskaityti kokius nors religinius tekstus ir paklausyti popiežiaus arba paklausyti to paties pamokslo. Tai tau paaiškins. Jo, aš dabar bandau vėl grįžti prie to. Ir tai taip, Rasiu, atsakei, jeigu taip, žinai, primityviai išvesti tą visą kelią, tai mes tada jau beveik turim aiškumą, čia Viktoro užuomino netikėta, reiškia, tai kurioje vietoje čia ta piktoji dvasia reiškiasi. Geografiniai plotmėje ir reiškia, kaip čia laiko ir erdvės terpėje. Ir tada, reiškia, kai tu sakai, tada tokiu atveju, okei, tai tik tai įrodo dar kartą Dievo buvimą ir tai, kad jis yra geras, ir per tai mes tiesiog darom pasirinkimą, pusės pasirinkimą, kuriai pusiai priklausai tarsi. Ir tada kaip ir viskas, pasimetimas baigėsi, nes nesvarbu, koks jis ten yra, kas jis ten yra, taip išeina. Nes, gali aišku, su to kovoti, jeigu esi egzorcistas ir netoli kur nors ten esi. Bet kitaip, jeigu toks pašaukimas, taip, o kitas tavo pašaukimas yra tiesiog supranti, kad toks yra, kaip čia Dievo sumanymas, taip išeina. Ir tiek. Taip, čia atrodo galbūt šiek tiek per paprasta, nes irgi toks optimizmas iš to filmo stebėjimo atrodo keistas. Bet jisai optimizmas tas pagrįstas tik tais to, kad duotas tos koordinatės. Kad tai yra, tu tiesiog pamatai, kad yra žemėlapis, yra kelias, yra šita vieta ir tas kelias veda ten ir jis tikrai ten veda, nes reiškia, jeigu yra, tai tas tikrai yra. Aha. Aš prisimenu istoriją iš mūsų mokymų. Ne mano istorija, mano kolegos istorija, kai jisai vedė profesorė mokymus, patirtinių savęs pažinimo. Ir vienas iš dalių, turbūt jau žinomos, visokios virvių užduotys ten. Reikia perlipti per virvę, praeiti per virvę. Ir jie ateina, atsistoja, pasižiūri, pašneka, sako, aiškus principas, kokia kita užduotis. Eina prie kitos užduotis, prieina, atsistoja, pasižiūri, sako, aiškus ir šitas principas. Tai vat mūsų šneka man primena tą istoriją. Tai principas aiškus, viskas. Per virvę eiti nereikia. Aiškus, kaip daryti. Bet kažkaip tas arklys neina. Supranti, arklys neina. Yra ta istorija, ne? Kažkoks toks. Tai va čia man trūksta jungiamosios dalies, kad kaip nuo supratimo, tarkim mane, kad yra supranti, aš neginčiu, aš girdžiu, aš neišmanau krikščionybės, bet aš visai galiu įsivaizduoti, kad tą duoda pasimetusiam žmogui koordinačių sistemą su tikėjimu ir su to padaryti šuolį ir sakyti, okei, čia kažkokia yra tvarka. Ir gera linkyti tvarka ir kažkas yra. Ir aš galvoju, ir koks sekantis žingsnis?
Nu, žinai, kaip jūs sakot, pašaukimas, kaip tai, nu, žinai, aš taip klausau ir aš galvoju, ar tas tikėjimas, ar jisai tampa gairė, ar jisai tampa defleksija. Tai yra, kad nukreipia ten tą nerimą, nes nerimas yra, jeigu situacija keičiasi, jinai gali pareikalauti iš manęs visai kitokio elgesio. Taip kaip aš elgiausi, jau gali neužtekti. Dar neaišku, koks tas elgesys, neaišku kaip, bet buvusi sanklauda tvarka, santvarka, kaip mes veikiam, kaip mes mokomės, kiek metų mus mokino, kad, žinai, pasitikėk, yra kažkokia rinka, yra kažkokia tvarka, jeigu tu darysi gerai darbą, gausis gerai. Žinai, kaip kažkada, nežinau, mūsų tėvai seneliai mokėsi viską atvirkščiai, niekam nieko nesakyk, nieko nedaryk, neišsišok. Jie irgi išgyveno, mes mokėmės kitų dalykų ir ten buvo tvarka, ir ten buvo ta pati gera tvarka, žinai. Bet kažkokios strategijos turėjo būti skirtingos, su ta pačia dieviška tvarka. Taip, tai čia irgi, apsime, kad mūsų kultūra, jinai tokia yra tiršta, šiuo klausimu, kad, reiškia, jau taktinių sprendimų, čia nekalba apie strategiją, kaip tai, reiškia, būsi tas, reiškia, riteris ir kovosi už šviesą ir taip toliau. Bet va tokių taktinių sprendimų, kaip pasielgti, tai jų tikrai, yra pakankamai daug, jie yra labai tokie paprasti. Tu gali, pavyzdžiui, čia kaip kam skirtingai, bet aišku, ir kai kam gali būti tai ir defleksija iš karto, ko gero, kai kam gali būti tai kažkokia tai gairė, kuri gali pavirsti kažkokia tai tokia jau gyvenimo programa. Bet visos bažnyčios atviros nueikvoja iš pažinties ir daug kas paaiškės. Ir visų pirma paaiškės vis dėlto, ar tu tai gali priimti kaip kažkokį tai kelią ar sprendimą, ar tu vis dėlto negali to priimti. Tu supranti, kad taip, tai galbūt kažkam tai ir padeda ir svarbu, bet galbūt ne man. Tai šito tokio, dėl to ir pradžioje sakiau, kad ta kultūra tokia iš esmės atvira, man atrodo, bet šiandien tai tikrai. Galbūt jinai nebuvo tokia atvira prieš 30 metų, kada buvo tokia daugiau rezistencinė pozicija pačios bažnyčios ir taip toliau, buvo tokie visi ten, žodžiu, visuomenė buvo labai daug susipriešinimo, bet šiandien tai tikrai ne. Tai klausimas, ar čia yra ta taktika, kurią Viktorija turi galvoje, galbūt pats turi galvoje tokia, ką žmogų daryti su savo kažkokia tai problema ir tai padeda spręsti kažkaip tai jo paties. Tai tokiam žmogui sakyčiau, pirmiausia, pabandyk pasišnekėk su kuo nors tenais galbūt. Bet čia, man atrodo, ir yra šuolis. Nuo tokios abstrakčios rėmo turėjimas iki veiksmo, nes iš tiesų pasimetimas yra aš nesuprantu pasaulio. Ir tada šitas tema atsako, pasaulis toks, gerai. O kita dalis klausimų arba kitas pasimetimas yra aš nežinau, kokia mano vieta šitam pasauliu, ar kas manęs laukia. Ir man atrodo, iš esmės tai yra viena apskritai, kaip aš konstruoju pasaulį, kita, kaip aš konstruoju save tame pasaulyje. Tikrai taip. Ir šita dalis, man atrodo, aš nesu tikras, kada, pilnai atsako. Ir čia man susipainioja krikščionybė kaip pasaulėžiūros dalis ir kaip elgesio gairės. Kaip pasaulėžiūros dalis aš suprantu. O kaip elgesio gairės man, glumina kitą kartą, kuri reikalauja pykčio, reikalauja kažkokio kito veiksmo ir sako, nedaryk to, kas tau padėtų išgyventi kaip gyvūnui. Elkis kaip Dievo pašaukta būtybė ir ten tada, žinai, atsūta dalį. Taip. Ir gal tas veikia, bet tas glumina žiūrint iš šono. Taip, čia aišku religija ir krikščionybė ne viena, ne viena religija tą siūlo, netgi ne religija kaip po tokia. Pavyzdžiui, Sokratas irgi savo mirtim bandė įrodyti, kad yra tiesa, yra įstatymas, yra kažkas aukščiau už šitą pasaulį kūnišką buvimą ir tokiu būdu mirdamas jis tą tarsi pagrindžia. Tai čia jau Platono interpretacija, sakykime, iš dalies, bet tam nereikia religijos iš tikrųjų. Bet dabar konkrečiai, jeigu grįžtam prie, pavyzdžiui, irgi toks šiek tiek iš kitos srities, iš kito konteksto, bet man atrodo, ten mintis yra, kuri susijusi su to, ką Viktorija kalbė. Pavyzdžiui, aš kartais, kai skaitau poleminius tekstus, būna toks labai keistas, toks labai įdomus kontrastas. Pavyzdžiui,
su krikščioniais daug kas polemizavo. Ir pavyzdžiui, buvo toks Porfyrijas, reiškia, tai Platino mokinys, kuris parašė, jis mokėjo ten hebrajų kalbą kažkiek, jisai buvo labai gerai susipažinęs su tais tekstais, geriau net kai kurie krikščionys. Ir jisai praktiškai atliko tokį darbą, kurį dabar labai dažnai kokie nors, nežinau, ten teoretiniai fizikai ten užsidegė, YouTube'e aiškina, kaip čia Dievo nėra ir visa kita. Tai jis irgi buvo panašus. Jis įrodinėjo logiškai, reiškia, istoriškai, logiškai ir pasitelkęs visą, reiškia, logiką, visą tą filologinę analizę, reiškia, visą kitą. Kad šita religija, jinai kažkaip, neteisi, nes, tai, ką jie ten teigia, tai nesąmonės yra. Ir yra toks įdomus dalykas, pavyzdžiui, iš filosofijos istorijos taškas man yra labai artimas autorius, nes jis yra to neoplatonizmo, reiškia, pačioje to ištakose, aš jį labai gerai suprantu būtent kaip tos mokyklos autorius, man tuo požiūriu įdomus. Bet kada jis pradeda diskutuoti su krikščionybė ir išmetinėti visus šitus labai logiškus argumentus, man tą tekstą skaityti labai nepatinka. Man atrodo, kad jis tokiu būdu labai nusižemina, nes kažkaip esmė ne tame visai, ką jis anais dėsto, bet jo pačioj intencijoje yra kažkas, kas man neskanu. Kažkaip jis nori parodyti, kad jo tas, reiškia, filosofinis mąstymas, jo analizė yra toj pat susitvarkys su visais šitais teologiniais, religiniais, reiškia, išvedžiojimais ir viskas sustatys į vietą. Jis turėjo dar kitą diskusiją, jis buvo labai aršus polemikas, jis diskutavo apie, reiškia, tų senovės graikų tikėjimo atgaivinimą teurgijos pavidalų su Jamblichu. Tai toks vėlesnis neoplatonikas, kuris praktiškai sujungė neoplatonizmo filosofiją su tokio, reiškia, tradicinė graikų antikinio pasaulio, reiškia, to atnašavimo, aukojimo kultūrą ir tais dievais visais taip toliau. Pada pasiekė tokios harmonijos tarp jų. Ir ten buvo labai panašiai. Porfyrijos susima labai tokia racionalistinė, tokia, sakykime, mokslinė kalba, labai minimaliai, labai aiškiai, tokia dvasinis misticizmas kaip Platina. O Jamblichas, tai čia aukojame, čia, reiškia, su dievais kartu veikiam. Ir pavyzdžiui, man skaitant iš išorės tą tekstą, man Jamblicho pozicija kažko labiau patinka, nes pas jį yra tas nusižeminimas. Jisai, reiškia, jisai pripažįsta, kad yra dalykai, kurie yra iš prigimties dieviški ir kad su jais reikalingas kažkoks kitas santykis. Tai aš iš to santykių jaučiu kažką panašaus kaip ir krikščioniškam tekste. Ir visus, kurie bando tai sukritikuoti ir paneigti, kažkaip aš iš karto padedu iš šono, kad, jie kažko tai aiškiai nesupranta šitoje vietoje. Man pačiam norisi, kad būtų ta erdvė, šitai tokiai literatūrai, kuri yra, kaip sakiau, tikėjimo įkvėpta, nes jinai duoda daugiau iš tikrųjų. Tai mano asmeninis atsakymas būtų galbūt neiktų ten, reiškia, išpažinties, nes galbūt nepavyks. Nes, galbūt ne visiems čia reikia nuo mažens tą praktikuoti. Bet jeigu ne, tai pabandyk skaityti tos tekstus, nes jie kažką tai duoda tokiam, ne visiškai racionaliam, bet tokiam pasąmoningam lygiai, kuomet tu jauti kaip autorius, jisai kažkaip komunikuoja tą tikėjimą aukštesnę tikrovę. Ir tai, čia aš dabar paprastai pasakiau, bet tame tekste tai atsiskleidžia labai tokiais subtiliais dalykais. Ir tai yra vertybė, bent jau mano supratimu. Tai tas gali duoti daugiau praktinės naudos, negu kažkoks bandymas išsiaiškinti ten, ką tau daryti tam gyvenime, kaip ten sudėlioti akcentus, su kuo ten bendrauti, su kuo nebendrauti ir taip toliau. Tokia specifinė terapija. Nors yra beje tokia psichologijos mokykla, kuri tą daro. Pasiima Heideggerį ir skaito Bibliją iš hermeneutinio taško. Man atrodo, Bulmanas buvo toks, reiškia, kuris būtent tokiu būdu bandė netgi kažkaip užsiimti ir tokia pusiau psichoterapija, aš nežinau, tokia, reiškia, psichoanalizė kažkiek. Tai atsiprašau, čia labai suveltai atsakiau, nes užnešė mane, bet jeigu klausime apie tą konkretų judesį, kad nereiktų lipti ant žirgo su šarvais ir, reiškia, nešti ten, reiškia, tikėjimo šviesą į pagonių kraštą, kaip vokiečiai čia mums vežė, tai užtenka savyje kažkokį tai būdu, ir netgi galima būtų ir iš tos bendruomenės pasimokyti, bet savyje rasti tokio kažkokio tai atvirumo būtent šitam tikėjimo įkvėptam kultūriniam turiniui. Ir jis gali būti įvairus. Man visiškai vienodai skaitosi ir šitas, ir Jamblicho neoplatoninis tekstas, ir šitas Naujojo testamento, šitas krikščioniškas tekstas turi tos pačius niuansus, tas pačias virštonius, tos pačius, netgi, čia koks nors paimkim ten Tibeto mirusių knygą, jeigu paskaitai, ten irgi tas yra, reiškia, yra kažkoks žmogaus sugebėjimas įsiklausyti į kažkokią tai
paslaptį, kažką tai daugiau negu jisai pats yra. Ir tai galbūt netgi ne teksto dalis, bet kažkas, reiškia, toj pragmatikoje, kaip tu elgiesi su tuo tekstu. Tai va šitus dalykus aš kažkaip tai vertinu ir išmokau vertinti. Man jie yra svarbus. Jie padeda man pačiam, kaip kamertonas, tam tikrą susiderinti kažkokio toje vietoje. Kitas atvejis, pavyzdžiui, to paties, tai yra maldos praktika. Pavyzdžiui, aš čia dabar apie save papasakau, tai tikriausiai būtų labai atrodytų keista, kad aš toks racionalus, pavyzdžiui, meldžiuosi, bet aš tikrai kartais, man to reikia. Net jeigu aš žinau, kad kažkaip mano tas balsas niekur nenueina, bet ta dialoginė situacija man jinai yra vaisinga, man jinai duoda. Jeigu jinai man duoda, tai aš to ir naudojuosi, aš neužkertu savo kelio. Aš išlieku laimingas tam paradokse. Reiškia, galbūt to, į ką aš kreipiuosi asmeniniu pavidalu ir nėra, bet aš vis tiek kreipiuosi, nes kažkaip tai yra kažkoks atsakas, bet aš nežinau, iš kurios ateina. Tai va, paradoksas. Bet tai čia tvarkoja. Man smalsu, Viktorai, jeigu negali neatsakyk, nes čia gali būti ir tam tikrai etiniai psichoterapijos klausimai paliesti, bet man atrodo, kad vis tiek ateina pas tave žmonės, kurie giliai tikintys, krikščionys, ir tai jie turi tą, aš taip įtariu, kad negali būti Rasus vienintelis toksai, kuris jaučia tą pasimetimą. Būtent kelią iš pasimetimo, man atrodo, čia daugiau tu kalbėjai apie būtent kelią iš pasimetimo. Ir tuo pačiu metu tie žmonės patiria neurozę, serga depresiją ir yra, jeigu mes dabar kalbėjom prieš tai apie tai, kad pasimetė žmogus dėl to, kad aplinka yra nesaugi, dėl ten pasikeitusių, reiškia, principų, standartų dar kažko tokio, bet iš esmės tai yra, principas yra vis tiek panašus kaip ir tai, kad kažkokie principai sugriūna viduje, kai yra žmogus patiria tą neurotinį, disonansą vidinį kažkokią, tai tą būseną, kurioje yra vidiniai prieštaravimai, kuris savęs net pažįsta, to jau yra iš tikrųjų, savęs neakceptina, nepriima savęs ir panašiai, bet tuo pačiu metu, pavyzdžiui, gali būti giliai tikinti žmogus ir patirti vidinį emocinį dvasinį skausmą. Kaip tai atrodo praktikoje, pavyzdžiui? Kaip tai veikia? Aš nedaug pamenu, tikrai yra buvę, bet tai yra tikrai retas atvejis. Man yra įspūdis, kad kažkaip neateina arba tas neatsiskleidžia ta dvasinė tema. Vat kaip tu taip pat šnekėjai. Ir aš dabar taip suprantu, kad aš neturiu referencijų, taip atsakyti. Yra buvę ir žmogui tai yra iš tiesų tokia nepajudinama atrama. Net kai jį blaško skausmai ar neurozė ar vietoj, kur yra, jis turi kažkokią tą tikėjimo vietą kaip atrama, kuri nepajudėjo ir jisai gali ten rasti palaikymą. Jis gal neranda atsakymų į klausimus, kuriuos turi išspręsti, bet jisai randa palaikymą, kad ten man yra vietos. Tai aš tą atsimenu labai aiškiai bent iš kelių žmonių, kurie rasdavo tą palaikymą tikėjime. Tikėjime, bendruomeniai, kaip būdavo. Tai tas labai akivaizdu. Ir aš galvoju, grįžtant prie tavo Rasių klausimo, tai man atrodo, čia galėtų padėti žmogui atpažinti savo paradoksą. Tai yra atpažinti savo pasimetimą. Tikėjimas yra ten nerimą, bet atpažinti, tai kurioje vietoje aš čia esu pasimetęs. Nes čia yra keli dalykai. Yra vienas, tai yra pasaulio virsmas ar kažkokio blogio atėjimas ar kažkas, kas vyksta, pasaulyje. Tada yra žinių išpūstas dalykas, kur jau mane dirgina. Nes yra kažkas vyksta iš tikrųjų, o kažkas garsiakalbiai dar man triubėje jausi. Kažką ten dar. Ir tada kita dalis yra mano paties reaktyvumas į tai. Ir man atrodo, ta tikėjimo dalis negali padėti ne tik tai tvarkytis ar suprasti, kas čia vyksta pasaulyje, bet kas vyksta, ko aš čia taip į tą atsiliepiu ir kaip aš atsiliepiu. Net jeigu vyksta, kas vyksta. Nes čia yra dalykai, kurie yra kaip uraganas arba kaip kažkokia gamtos dalykas. Tai mes kažkuria prasme netgi ramiau galim reaguoti. Yra sunku ir baisu. Įvyksta žemės drebėjimas, sugriūna namai, įvyksta audra. Bet žmonės nebūna taip pasimetę. Jie būna kažkokiu metu ištikę šoko, o paskui visi viską žino, ką reikia daryti. Kreiptis pagalbą, duoti pagalbą, ieškoti, nešti, vežti. Ir nieks nesėdi pasimetęs, kad kokia ta gamta mums nedraugiška. Įvyko dalykas. O kai įvyksta
tokia gamta, nu, žmogiškos prigimties ar tos dinamikos ar visuomenės, va tą, ką dabar verčia, mes kažkaip jau tarsi kitaip reaguojam. Negu taip, kai jeigu tai būtų, jeigu žiūrėti tai kaip į gamtos reiškinį. Taip, aš galvoju apie tai, šitas skirtumas tikrai labai įdomus ir prasmingas, nes dabar mes čia tokiam irgi apsibrėžiam tokią teritoriją, kalbam apie krikščionybę ir taip kaip mes ją suprantam, bent jau aš bandžiau kažkaip čia nupiešti tą vaizdą, bet sumaištis kyla iš to, kad yra kažkokie gal kiti krikščionys, kurie ateina su kažkokia kita programa ir kitaip ją interpretuoja ir kaip tik galbūt iš šalies aiškina, kad mes nesam neteisingai supratę tą tikėjimą, reiškia, kad mūsų tas pasaulis neadekvatus. Ir galbūt, pavyzdžiui, šiuo metu ten Jungtinėse Amerikos valstijose respublikonų tam tikri vadai turi savo krikščionybės įsivaizdavimą ir juo matuoja ir pateisina savo kažkokius sprendimus, kurie mums atrodo kaip tik verčiantis ir apverčiantis tą pasaulį, prie kurio mes esam įpratę. Tai žmogus, kuris bando susigaudyti šitame, jisai dar labiau yra kaip ir, reiškia, į tokią sumaištį įmerktas ir tai kaip čia dabar yra, reiškia, jie ne krikščionys, bet kažkokie tai kitokie, tai čia gal tada aš ne. Tai vat, darosi sudėtinga šitoje vietoje suprasti, nes kur yra kiek tie žmonės, jie kūrė savo interpretacijas ir tada, tas, reiškia, santykis visiškai atrodo chaotiškas ar visiškai toks laukinis, sakykime, nėra kažkokio tai bendro vardiklio šitoje vietoje. Tai tada grįžtant prie paties žmogaus, kaip jam savo vietą tame surasti ir vėlgi tuo pačiu tikėjimu kažkaip tai sugrįžti į tą jaukią oazę, ar ne, kur tas tikėjimas kažkaip tai jam palieka. Tai vėlgi pačioje toj religijoje yra tokie sprendimai radikalūs, kurie irgi yra paradoksalūs, nors mums tai jau nebetrodo, bet jie paaiškina tą, bent jau kryptį kažkokią tai duoda. Tai ir čia labai įdomu, pavyzdžiui, būtų lyginti su stoikais, nes stoikai į tą pačią, reiškia, audrą ir ten tą visą reiškia, griūnantį pasaulį kitaip reaguotų. O šitą, stoikas tikriausiai suprastų, kad jis vis tiek yra tos tikrovės dalelė ir jinai galbūt jos gyvenimo ciklas yra toks, kad, reiškia, kur tu gali veržies darai, o kur negali, tiesiog ištirpsi ir pavirsi kažką tai kitą tikriausiai taip. Bet krikščioniai tai ne. Dėl to, kad krikščioniai kiekvienas individas, jisai yra, reiškia, turintis sielą, jis yra Dievo kūrinys, yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, reiškia, mes savyje turim tą Dievo tiesioginį, reiškia, panašumą į Dievą, tik tais mes jo nerealizuojam dėl savo, ar dėl aplinkybių, ar dėl savo kažkokių ten tų, reiškia, charakterio savybių, silpnumo ir taip toliau, bet mes galėtume gyventi tą krikščionio gyvenimą, realizuodami tą panašumą į Dievą. Ir čia vat Jėzus Kristus yra kaip pavyzdys to, sakykime. Tai čia tokia, doktrinos tiesa, kuri duoda tam tikrą kryptį žmogui konkrečiai, kaip pajudėti, ar ne, kad čia nebūtų toks didelis šuolis, sakykime, tikėjimo, ar ne, tai pasimk Evangeliją ir skaityk ten, viskas tau, kaip ir, o jeigu neaišku, tai pasiskaitysi tos, kurie aiškina. Tai tarsi čia irgi yra tas kelias nuo labai tokių intimių dalykų, praktiškai tas siūlo kamulio, reiškia, siūlo galas, jis yra tiesiog padėtas, tu gali bandyti. Tai nėra garantijos, kad tu ir išviniosi tą kamulį, aišku, tai čia kitas klausimas, bet aš nematyčiau čia tokios abstrakčios problemos, kad mes dabar diskutuojam taip abstrakčiai, apibūdinam, tai aš visada abstrahuoju viską. Bet tarsi ta diskusija nutolusi nuo konkrečios situacijos ar nuo konkrečių problemų žmogaus. Praktiškai, man atrodo, kaip Viktorai paminėjai tą tikėjimo oazę, man atrodo, jinai ir yra sprendimas tam žmogui, kuriam pavyksta galbūt eiti to tikėjimo keliu, kad jis turi kažkaip sugebėti atsiremti į tą kažkokią tai vietą, kuriam tikėjimas jam duoda. Ir aš tokių žmonių pažinojau iš tikrųjų ir labai artimų mano močiutė buvo tokia mamos mama, jinai tikrai buvo labai šviesus žmogus ir būtent tikėjimu visą laiką rėmėsi visose situacijose. Ir aš bent jau matau, kad praktiškai tai yra įmanoma. Galbūt ne visiems, galbūt aš to negaliu, bet kitas žmogus rodo, kad tai yra įmanoma pasiekti. Klausimas tas, ar tie keliai yra pakankamai įveikiami, sakykime, taip daugumai visuomenės narių, kur mes šiandien gyvenam, sakykime, tie, kurie galbūt neturi
tokio asmeninio istorinio santykio su ta pačia krikščionybė. Ar kažkaip tai iš šalies ateina, ar iš kito kultūrinio konteksto ateina. Tai aš nežinau, mano tokia intuicija buvo tokia, kad vis dėlto, sakau, ta kultūra labai tiršta, ten tų kelių yra daug. Tai nematau čia didelės bėdos. Tai atsakant į klausimą, ką daryti, į kurį mes bandom atsakyti, neatsakydami į jį, kaip dažnai būna, mes turime atsakymą, kuris yra pabandyti vyti tą siūlą, paimti už galiuko siūlo ir bandyti įvyti, o kad ten bus, tai bus. Aš apie save dažnai pagalvoju apie tai, kad aš turbūt vienintelis dalykas, ko gyvenime esu pavydėjęs, bent jau sąmoningai, nesąmoningai nežinau, galbūt dar esu kažko pavydėjęs, bet man atrodo, kad pripažinęs su savo vienintelį turbūt pavydo faktą, tai yra tikėjimo pavydėjimas. Aš manau, kad turbūt visą gyvenimą pavydėjau tikėjimo. Va to būtent, man atrodo, visada, kad tai yra tas žmogaus ta būklė, kurisai turim daugiau šansų nebūt pasimetęs. Turi daugiau šansų, turėdamas tą atramą ir tikėjimą virstantį pasitikėjimu, jaustis savo vietoje šitame pasaulyje. Ir man dėl to pasirodė įdomi šitą temą būtent, jeigu tu esi krikščionis, grinai asmeniškai, dėl to, kad tai yra tai, kas man yra, nėra ta forma duota, arba nėra ta forma, aš nesu ta forma jos to dalyko priėmęs. Dėl to, bet tu, kai pasakoju Rasiau apie tos paradoksus, matyti, čia yra žymiai gilesnė diskusija ir man norisi likti tam pavydėjime šitoj būsenoj, tikėjimo pavydėjimo būsenoje. Nes aš noriu tikėti, kad tas tikėjimas yra ta vieta, kuri leidžia tau bent didesnę laiko dalį nesijausti pasimetusiam, nepaisant to, kas bevyktų ir kur bevyktų ir kaip bevyktų. Tai turbūt šitoje vietoje aš ir bandyčiau pasakyti, kad mes darysime trumpą stop, nes panašu, kad šita pasimetusio žmogaus diskusija tęsis toliau. Kas bus sekanti tema, aš jums dabar nepasakysiu, ar tai bus, ką jeigu tu budistas, ką jeigu tu, nežinau kas, dirbtinis intelektas, ką jeigu tu daržovė, kaip tada. Bet turbūt mes čia kalbam vis dėlto apie dalykus, kuriuos mes galim pasirinkti. Tai jeigu galima pasirinkti, aišku, tokį dalyką kaip tikėjimas. Tai mes nagrinėjom temą pasimetusio žmogaus. Atsiprašau, jaučiuosi lengvai pasimetęs eilinį kartą. Bet pradedu keistai labai irgi jaustis toksai refleksija, tokia emocinė labai refleksija, kad man gal visai patinka ta būsena tokia, o dabar, reiškia, peršokant nuo pavydėjimo, tikėjimo prie tokio maždaug, gal visai fun čia tas pabūt biškai pasimetusim, kad biškai paieškot savo vietos, žinai, toje realybėje, kurioje yra. Bet kuriuo atveju, ačiū labai jums, mėly mūsų žiūrovai, klausytojai, kurie galite mus rasti YouTube, galite mus rasti Facebook'e, galite rasti mus Spotify ir Apple podcastuose. Ten yra daug laidų per daug metų, mes kalbam apie dalykus, kurie mums atrodo įdomus. Šiuo momentu mes ieškom klausimų, kurie verčia pasižiūrėti truputį kitaip į tai, kas vyksta, į realybę. Ir nepaisant to, kad mes sakome, kad tai yra pokalbį apie nepaprastai, 3 kartus nepaprastai paprastus dalykus, kas jau savaime yra klaikiai nepaprasta. Matyt, tame ir yra visas džiaugsmas. Ir tęsime šitą dalyką, grįšime prie pasimetusių žmogaus, aš manau, o gal net tiesiog mes visą laiką kalbėjome apie jį. Tik tai skirtingai vadiname tas mūsų temas. Taip ir gali būti. Ačiū Jums, ačiū filosofui Rasiui Makseliui, ačiū psichologui Viktorui Keturakiui. Ačiū Sauliui Jovaišui, pasimetusiam žmogui ir iki pasimatymo kitą kartą. Iki. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasius Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.